Sveiki gyvi, Alvyds Masals vėl iš mišką ir tiesiog noriu parodyti, kaip labai lengva susikonstruoti miškį tam tikrą veidą, sakykime, viliuojam masiniam, kaip tam be pavadintum, kur tiesiog tai žvėris labai norėtum ateiti, o kodėl jie labai norės ateiti, kaip vis atsakau, reikia paruošti 5 žvaigždučių viešbutį, kas tai turėtum būti, tai turbūt ir kažkoks tai veitas, skanių dalykų pataisyta ir kažko biškų žiesteniam turėtum būti ir išsitrinti. Dabar perjungs kamerą ir eidams papasakos, kas čia vyks pas mane ir kaip tai va matot. Ir mėdis, kur patepo, reiškia, daugiau sakų, masal vilioklis ir čia šerniuką atein išsitrinti. Va. Dabar einam nu tos veids visiškai netoliai ir užtaisyt kelms. Va. Tiesiog vieno veito viskas negal, kaip sak būti, dėl to, kad nerasti tokių variantų, va matot, ir kelms paprasčiausiai, va tas sakmau, jūs jau matytus video, jūs matot, kapons ir visas va šitą išdraskyts, su čia ganuoti, va, tai visi tokie, reiškia, aptrešė variantą, ne, nu va, ir einat, ir toliau einat, paprasčiausiai paėmiau mėdį, va, eglę ir aptepiau su tepamo. Dabar jau niek nebeinu laižyti, aišku, visur pridedu video, matot, černiuką, biškvat, čiut šitą, va, pakromto žieivą šitą, bet tačiau pirštas anu gali nubraukti, jokios žalos čia nėra, nu jeigu matysit, kai jau daugiau ten aniai pradeda draskyti, tai nebetepkit. Ir pakeiskit kiek mėdžių, tų, kaip saktų, mėdžių daugiau yra, arba galite kažkokį alksnį paimti aptepti. Ir kaip sakiau, mėdžių galite aptepti labai gerą tada, kada sausos mėdys. Ir jeigu bus lynunti, neaptepsit, tada kažkur turit sugalvoti, ar ant kelm tepti, ar ant kažkokios ten pasidarytas vienos ar kitos kažkokios tai padona. Tai sugalvosite vieno ar kitur, kur patepti. Tai va, ir norint žvėris išlaikyti, reikia padaryti daugiau variantų negu vėjin. Aišku, vėjins irgi gera, bet jums gal ateis, reiškia, biškų kurūzų užjėst, jums gal išsitrint, jums gal vantunti skanin palaižyti, gal mineralų, vitaminų ir tas kuencenam be gal patinka. Ir į to vėjai žvėris eis, aš tą neturiu jokių problemų, kur viliuoju, einti žvėris, aš jau sakau, gal nebedarytų video, užtenka, nebeviliuoti, nuteik dėl to, kad labai daug laiko ten urs, žinot, koks įžeimus nėra kol kas bent jau. Ir purvyną, ir be gal reikia važiuoti sunkia, nu tiesiog porvins visos, į pats kaip vėlis putus purvins. Bet tiek to vis jums rodau, nes galbūt žmonės ir suklaidinti, kada daug ir anksčiau visokių tų produktų galbūt buvę, kur nusipirk, neveikia, dabar sako, ai čia kokį šūdalį sugalvoji, nesąmonį vėl čia neveiks. Viskas veik, viskui įrodėjau 100 kartų ir kartais net nebenori niekam niek pasakoti, bet galbūt ateina nauji žmonės į puslapius kažkur pasižiūr. Ir vis tiek turiu papasakoti, o šiaip tai jau kas išbandė ir jeigu visku tvarkinga padaryti 100% į garantiją, kad tai žvėriuką eini reisi to veikti ir toliau vėl kažkada papasakosiu apie tai, kas turbūt tos vilioklius iš tikrųjų ką padaryta, kad tas žvėris vis norėtų sugrįžti to veikti ir tam tikrų dalykų, bet tai bus kita tema. Nu vien žodžiu, bet taip, paruoškit ir bus super aukščiausi lygiai. Alvyds Masals, visiems gerų artėjančių švenčių iš miško iki.